Ačiū Jums labai. O dabar sveikinuosi su Jumis ir tariu didžiulį laba diena, mieli žiūrovai, garbūs svečiai ir mylimi mūsų šventės dalyviai. Sveikinuosi su Jumis tokią nuostabę šventinę dieną čia, Ramučių kultūros centre, kur persipina visų lietuvių širdys, skirtingos kartos ir meilė savo tėvyniai. Šiandien yra iškilminga šventė, didžiulis gimtadienis, tad tegul ši salė persipina ir prisipildo jūsų aplodismentais, tai dar kartelį noriu išgirsti jūsų plojimus. Man labai džiugu, kad mūsų šventėje šiandien dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkės Orintos Leiputės patarėja Aurelija Lankelienė. Karmėlavos seniūnas Žydrūnas Šadauskis. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorė Rima Kuktienė. Karito atstovė Marytė Mačiulienė. Ir žinoma, svarbiausi esate visi jūs, kurių širdise plazda meilė savo kraštui.
Tad visus kviečiu patogiai įsitaisius šioje bendrumo, meilės ir pakilios nuotaikos kupinoje salėje švęsti Lietuvos 107-ojo gimtadienio! Vasario 16-osios aktas, atvėręs Lietuvai duris į nepriklausomybę, leido lietuviui patikėti savo jėgomis ir gale. Nepriklausomai Lietuvai teko daugybė iššūkių, pakloti pamatus valstybei, kurios laisvę galybę metų trypė atėjūnų kariaunos. Tačiau mūsų šalį ir jos piliečius į priekį vedė žinojimas, kad laisvė tai mūsų kasdieninė pareiga, tikslas, darbas ir meilė savo kraštui. Tad dabar visus kviečiu susivienyti tautiškoje giesmėje. Joks gimtadienis neapsieina be sveikinimų, tad į sceną žodį tarti kviečiu gerbiamos Seimo vicepirmininkės Orintos Leiputės patarėją Aureliją Lankelienę. Labadiena, mėlyji. Šiandien susitikom švęsti ir praeitį, ir dabartį. Prisiminkime tuos, kurie nuėjo ilgą kelią, kad būtume laisvi. Seimo vicepirmininkė nori pasveikinti tuos bendruomenės narius, kurie šiandien kuria ir prisideda, kad bendruomenė būtų gražesnė. Tad į sceną norėčiau pakviesti Aldoną Dambrauskienę. Aldoną norėčiau perskaityti Seimo vicepirmininkės padėką jums. Nuoširdžiai dėkoju Jums už aktyvę veiklą bendruomenėje. Jūsų entuziazmas, iniciatyvumas ir meilė muzikai ne tik praturtina bendruomenės gyvenimą, bet ir suburia žmonės, skatina vienytis. Jūsų dalyvavimas ir indėlis tai nekainuojama dovana mums visiems, kurie vertina kultūrą, muziką ir nuoširdžiausią bendrystę. Dėkoju Jums už pastangas, šiltą bendravimą ir pozityvę energiją, kuris spinduliuoja kiekviename jūsų žingsnyje. Tegul muzika ir bendruomenės dvasia ir toliau įkvepia jūs naujiems darbams ir prasmingoms akimirkoms. Seimo vicepirmininkė jūs apdovanoja sidabriniu vyčio ženklu. O dabar audringais plojimais norėčiau į sceną pakviesti Vincentą Kursą. Gerbiamas Vincentai, jums leidus norėčiau įgarsinti padėką.
Nuoširdžiai dėkoju Jums už ilgametį darbą ir nepailstamą kūrybinį indėlį puoselėjant meną ir kultūrą bendruomenėje. Jūsų talentas, profesionalumas ir nuoširdi meilė kūrybai praturtino daugelio žmonių gyvenimus, skatino meninį augimą ir stiprino kultūrinį paveldą. Jūsų darbštumas, kantrybė ir kūrybinė vizija yra įkvėpintis pavyzdys visiems meno mylėtojams. Linkiu Jums sveikatos, kūrybinės energijos ir įkvėpimo tęsti prasmingą veiklą. Tegul Jūsų pastangos ir toliau džiugina, vienija bei įkvepia bendruomenę. Seimo vicepirmininkė, Jūs taip pat apdovanoja sidabriniu vyčio ženklu. Gražios šventės visiems. Dėkojame gerbiamai Aurelijai Lankelieniai už puikius, nuostabius sveikinimo žodžius. Na, o dabar pats metas švęsti. Tad nieko nelaukdama į sceną noriu pakviesti Kauno rajono Ramučių kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių grupę Kupolio rožė, vadovas Edmundas Alseika. Kupolio rožė mums padovanos 2 šokius – Šiaučiukas, Kriaučiukas ir Ralenderis. Pasižiūrim.
Dėkojame kolektyvui, kuris tarsi užsuko tokį šventinį gūsį šioje scenoje, tad dar kartelį jūsų aplodismentai. O į sceną dabar noriu pakviesti jauniausiosios kartos atstovę, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos ketvirtokę Saulę Janušaitę, kuri mums paskaitys Kęstučio Ivinskio eilėraštį Tėvynė. Aš mokausi, tėvynę, tave karštai mylėti, taip kaip broliuką, sesę, taip kaip mamytę, tėtį. Aš mokausi ant lapo tau trispalvę nupiešti, kad ji aukštai virš bokšto mums kaip saulutė šviestų. Aš mokausi raidelių kaip Lietuva rašyti, kad vardas šis skambėtų širdelėje mažytei. Ačiū Saulutei. Na, o mūsų šventinę sveikinimų programą tęsia Ramučių kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis Kanto. Vadovas Romualdas Petkevičius. Išgirsite 3 ansamblio atliekamus kūrinius. Savanorio širdis, Eina garsas ir Senas Kerdžius. Pasiklausykim. Taigi norėčiau pasveikinti visus susirinkusius ir atliksiu savos kūrybos dainą Savanorio širdis. Meilė tėviškės laukams, meilė saulė, meilė paukščiams, meilė didvyrių kampams ir dalyviams laisvės aukščiams, veržos mintis ir svaja, pakelia sparnus galingus, Savanorio širdėje randa siekius prasmingus. Širdis Savanorio dainuoja linksmai, kol viltėdama kvapą. Ir laisvę, į šviesą vilties, ir randa prasmingąjį taką. Širdis Savanorio dainuoja linksmai, kol viltėdama kvapą. Ir randa prasmingąjį taką. Jis kovojo dėl tautos, gyvasties nepagailėjo, savanoris Lietuvos, su trispalve drąsiai ėjo, ir nereikia jam garbės, Olgių širdis diktuoja, man laimės praeities šiandien jo. Širdis dainuoja,
Dėkojame vokaliniui ansambliui. Dar kartą jūsų aplodismentai. Poeto Justino Marcinkevičiaus vardas siejasi su lietuvių tautos lemtingais įvykiais. Jis dažnai prabyla į tautą jos pačios vardu, išreikšdamas visų Lietuvos žmonių viltis, troškimus, lūkesčius. Jo eilėraštis yra kaip kolektyvinės valios išraiška, todėl turi ypatingos įsakmios galios. Vienas tokių eilėraščių, kur poetas tarsi prabyla visos tautos vardu, yra Diena atrištom akim. O jį paskaityti kviečiu viduriniosios kartos atstovę, Ramučių režisierę, savo mylimą kolegę Aistę. Diena atrištom akim. Diena atrištom akim. Tauta iš kapo pakilus. Viešpate, leisk jai atkimt. Tebūna jos žodžiai kilnus. Pašauk ją, pašauk atsitiest ir laisvę išskleisti kaip esmę. Štai mes ir mūsų jau tiek, kiek buvom ir kiek esame. Kiek būsim šioje dienoje sudygę augimui ir brandai, ant žemės gyvi ir po ją, paženklinti lietuvybės randais. Prie savo kalbos prikalti, prie istorijos prirakinti. Žmonės jūs nekalti, jūs tik buvot iškankinti. Bet jau atrištom akim. Ir kaip vėliava jau pakilus, Lietuva leisk mums atkimt. Tebūna mūsų polėkiai kilnus. Dėkojame Aistei. Na ir išties, tegul mūsų polėkiai būna kilnus, šviesus, kupini muzikos, juoko ir bendrystės. Tad dabar į sceną noriu pakviesti Ramučių kultūros centro moterų šokio kolektyvą Saulėgrąžos vadovė Rasa Banevičiūtė. Kolektyvas mums padovanos šokį tango ritmu. Pasitikime.
trees in vain. Let's not waste another hour with meaningless refrain. Spare me the pain and put your arms around my shoulders and let the rhythm testify. If it is true you love me so, then by the end we'll know, 'cause the tango never lies. So sway me smooth and don't let go, and soon your cards will show, 'cause the tango never lies. O dabar į sceną metas pakviesti vyriausiosios kartos atstovus. Juk tik iš savo senelių ir prosenelių pasakojimų galime pasisemti žinių, patirties, pasimokyti, jausti ir atjausti, mylėti artimą savo, būti dėkingiems, kad esame čia ir užaugome po vieną saulę vieningoje Lietuvoje. Kviečiu pasiklausyti Vytauto, kuris mums paskaitys Pauliaus Širviaus eilėraštį Aš beržas. Aš beržas, lietuviškas beržas, išbridęs iš pievų nakties, sustojau ant mūšio, ant didžiojo kelio, su plieno dalgiu ant peties. Ir audra, ir giedra, ir viską praūžęs, girdžiu aš tyliais vakarais, kaip skleidžiasi naktys žalioj mėnesienoj baltųjų aušrų pumpurais. Purienos, kaip tauris auksinis, sudužę, nukrito po kojom iš mano širdies. Paulius Širvys. Tuo pačiu norėčiau vyrų vardu pasveikinti visus su švente, palinkėti visiems geros kloties, sveikatos, ištvermės, patriotiškumo, išminties. Ačiū. Dėkojame Vytautui. Ir kviečiu tęsti mūsų šventinį koncertą kartu su Ramučių kultūros centro vyrų vokaliniu ansambliu Beržai vadovas Vincentas Kursa. Išgirsime 3 vyrų atliekamus kūrinius. Lietuvis sustoki, žodžiai ir muzika Onos Dukinienės, Ginti tėvynės, žodžiai Albino Slavicko, muzika Jurgio Strazdo ir Saulėlydis tėviškiai. Žodžiai Nijolės Tallat Kelpšaitės, muzika Benjamino Gorbulskio. Pasiklausykim.
Saulė
Labai gera, kaip stebina byla. Ir liepsnoja laužai, užburti žvaigždžių lašai, ir stebiesi į kraštą. Mėlyna kremėlį, leis man pakalbėti, leis man atmokojus vėlį. Leis gėrėtis nors iš tolo, trausto saulėlydžio spalva, tarp vasarojų ir dangaus, tai mano Lietuva. Tarp vasarojų ir dangaus, tai mano Lietuva. Jūsų aplodismentai kolektyvui. Dar kartelį didžiulis ačiū Beržams. Pirmasis tenoras Gintas Jankauskas. Pirmasis tenoras Rimgaudas Bilotas. Antrasis tenoras Aleksandras Zigmantavičius. Pirmasis tenoras Zenonas Rumkus. Ansamblio vadovas ir visa širdis Vincentas Kursa. Bendravo ir kalbėjau aš, Vytautas Jokimas. Ačiū Jums labai, mėlieji, ačiū Vytautai, ačiū vadove. Na, o kad šioje scenoje ir šioje šventėje netrūktų šokio judesio, į sceną dar kartą noriu pakviesti Ramučių kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių grupę Kupolio rožė, vadovas Edmundas Alseika. Šį kartą kolektyvas Lietuvą ir mus visus sveikins pabaigtuvių kadriliumi. Bet dar ne pabaiga, žinokit, dar pabūkit. Kadrilis!
obelis apsunkusi nuo vaisių. Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas. O tu sakai, stovėk kaip stovi laisvė. O tu sakai, stovėk kaip stovi laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. O nesibaigianti kelionė į tave, jau kaip akmuo šalikeliai sukniubęs. Aš pilku vakaru lyg samanom dengiuos. O tu sakai, eik taip, kaip eina laisvė. O tu sakai, eik taip, kaip eina laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Tėvynę savyje, kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Ačiū Jums labai. Na, o kad šokių netrūktų šito šventiniai koncertiniai programai, aš dar kartą su didžiuliu malonumu į sceną noriu pakviesti mūsų žavesias Saulėgrąžas. Jų vadovė Rasa Banevičiūtė. Saulėgrąžos mums padovanos ypatingai gražų šokį Tylos šauksmas. Silence in our heart, and our bones are tired. I was lost in the crowd, I was a fool before I knew you. There will be
kaip bebūtų gaila, tačiau šis koncertas eina į pabaigą. Bet dar, tačiau, nieko nelaukdama, į sceną noriu pakviesti Ramučių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelą Zversa su vadovu Romualdu Petkevičiumi priešakyje. Kapela atliks mums 2 kūrinius – Lietuva ir Tu ir vasara. Kad nesušaltume. Pasiklausykim. Labadiena ir dar kartelį sveikiname visus susirinkusius į tokią nuostabią šventę. Žodžiai apie gimtinę Kazimieros Venskuvienės labai gerai atitinka tai, ką mes šiandien švenčiame. Gimtinė mano. Tu akmuo palaukiai, akuotas rugio, samana žalia, baltais takais tu nukryžiuota ir tėvo pėda moli palikta. Gimtinė mano. Tu gėlė dulkėta, balta langinė, rūgštus obuoliai, tu motinos ranka raukšlėta, ateinančių, išeinančių keliai.
kartą didžiulis ačiū Zversai ir jų vadovui Romualdui Petkevičiui. Nu, o dabar į sceną čia šalia savęs aš norėčiau pakviesti Ramučių kultūros centro direktorę Živilę Jurgaitienę. Pasitikime audringais plojimais! Oi, kokia aukšta mūsų eglė. Ir tokia garsi, aš tokia garsi turbūt nebūsiu. Ir tokia daininga, ačiū tau eglė už gražias dainas Lietuvai. Labadiena, miela Ramučių Karmėlavos bendruomenė. Gera šioje šventėje matyti gerbiamą seniūną, gerbiamą Marytę Mačiulienę, kuri šiandieną prieš kelias valandas buvo apdovanota Kauno rajono savivaldybės mero antrojo lygio garbės ženklų. Tai aš manau, kad Marytė nusipelnė gausių mūsų plojimų. Būkite pasveikinta su šio garbingu įvertinimu. Pasveikinti, manau, kad šioje scenoje turėtų žmonės, kurie nusipelno stovėti scenoje ir sveikinti savo bendruomenę. Aš tiesiog labai subjektyviai, kaip kultūros darbuotoja, noriu paprašyti ir įpareigoti jūs visus. Mylėti savo valstybę, mylėti savo tautą, papročius, kalbą, kultūrą, nes tai yra visa ko pagrindas. Ir tai, kad jūsų šiandieną čia beveik pilna salė, tik dar kartą įrodo, kokia susitelkusi, vieninga ir aktyvi bendruomenė jūs esate. Tai su mūsų visų švente, mūsų visų iškovota laisvė, nepriklausomybė ir už tūkstantmečius dar ateities metų lietuvių tautai. Būkite pasveikinti visi. Na ir visai pabaigai, tikrai ne pagal scenarijų, bet labai nuoširdžiai jaučiuosi įsipareigojusi pasakyti šį sakinį. Rytoj mano paskutinė darbo diena Ramučių kultūros centre. Niekur toli neišeinu, toliau liksiu Kauno rajone, Kauno rajono kultūroje, bet į Ramučius jau ne kasdien užsuksiu. Tai noriu pasakyti ačiū. Didžiulį, nuoširdžiausią ačiū jums visiems. Man buvo garbė dirbti šioje bendruomenėje. Gražios likusios dienos ir junkitės į šiuos nuostabius, gausius ir labai charizmatiškus Ramučių kultūros centro kolektyvus. Dalyvaukite kultūroje. Tai mano prašymas paskutinę darbo dieną. Dėkui Živiliai, bet labai norėčiau paprašyti toli nepabėgti, todėl kad dabar norėčiau į sceną pakviesti mūsų gerbiamą Karmėlavos seniūną Žydrūną Šadauską, tarti keletą žodžių. Labas vakaras, gerbiami renginio dalyviai. Mes daug ko galime pasimokyti iš mūsų vasario 16-osios. Drąsos ir ryžto priimant sprendimus, stiprybės ir atkaklumo įveikiant sunkumus. Sveikinu jūs visus vasario 16 dienos progą, linkiu stiprybės, vienybės ir bendrystės šiais tikrai jau besidarančiais neramiais laikais. O Ramučių kultūros centrui labai nuoširdžiai dėkoju už šventinį koncertą, o atskiras nuoširdus dėkui nuo mūsų visų, nuo Karmėlavos seniūnijos visos bendruomenės už tos 8 metus, už visus renginius suorganizuotus per tuos 8 metus. Tai gerbiama Živilė, jeigu galima, kviečiame jūs ant scenos ir garsus plojimai, padėka nuoširdi labai didelė už tą didelį ir gražų darbą atliktą Karmėlavos seniūnijoje. Kaip Živilė ir sakė, toli nepabėga, bet tikrai linkime sėkmės kitose pareigose, kitose iššūkiuose ir nepamiršti Karmėlavos ir Ramučių kultūros centro. Direktorė gerbiama, nepabėgite tikrai toli. Labai norėčiau pakviesti Kupolio rožės dedikuotą porą tarti sveikinimo žodžius mūsų gerbiamai direktoriai.
Iš tikrųjų, tai norėjau pasakyti, visai ne pagal scenarijų. Atsisveikinti visą laiką sunku, bet mes labai džiaugiamės, kad mes neatsisveikinam, o tariam iki pasimatymo. Už tai, kad jūs buvot šalia, už tai, kad jūs mums padėjot, mes tikrai jaučiam didelę pagarbą ir dėkingumą ir jums pasakyti didelį nuo kolektyvo ačiū. Živilė, sėkmės jums toliau ir mes tikimės, kad tai, kaip pasakyti, mes pasimatysim ir bendradarbiausim. Ačiū ir gražios šventės visiems. Gražu ir tuo pačiu graudu. O aš dar nuo savęs taip pat vis tiek noriu pasakyti vieną sakinį apie mūsų Ramučių kultūros centro direktorę, kad Živilė, jūs buvote, esate ir būsite mūsų šių gražių namų širdim, na ir direktorė. Tai norėčiau paprašyti visų didžiulių aplodismentų Živiliai. Na štai, iškilmingas koncertas skirtas vasario 16-osios 107-osioms metinėms paminėti baigėsi. Noriu Jums padėkoti, kad buvote tokie šaunūs klausytojai ir žiūrovai. Ačiū Jums, kad nelikote abejingi svarbiausiai Lietuvos valstybiniai šventei, kad nepamiršote mūsų tėvynės gimtadienį atšvęsti kartu su savo kaimynais, giminėmis ir draugais susirinkdami čia į Ramučių kultūros centrą. Dar kartą garsiais plojimais padėkokime mūsų kultūros centro kolektyvams, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos ketvirtokiai Sauliai, Stintovams Aistei ir Vytautui. Be abejonės dar kartą didelį ačiū tariame svečiams. Ačiū Jums visiems. Likite sveiki, tvirti ir išlaikę širdyse nors kruopelytę tautiškumo ir patriotiškumo. O dabar visus kolektyvus kviečiu čia ant scenos kartu sudainuoti vieną iš žinomiausių lietuviškų dainų. Kur gimėm, kur augom. Giminę plačią, nebuvus einaus, Suzanas drąsus, sukvies visą giminę plačią. Saulė nevynės vardangiai melsoj, vis veidomas atlikos rūkas. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj, dainuos mūsų vaikai ir anūkai. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj, dainuos mūsų vaikai ir anūkai. Kur sukas nesnuvės, kur supas nokščiai, kur džiaugsmas ir skausmas praeina. Kur tėviškės medžiai sustojam gražiai, užtraukim lietuvišką dainą. Kur tėviškės medžiai sustojam gražiai, užtraukim lietuvišką dainą. Ačiū Jums, mielieji, ačiū kolektyvams, ačiū svečiams, ačiū žiūrovams. Būkite ir likite sveiki. Iki kitų susitikimų kitose renginiuose.